Sveiki visi, kas klausot. Šiandien norėjau papasakot, kodėl apskritai yra tas YouTube kanalas, į kurį aš karts nuo karto keliu informaciją. Tai iš tikrųjų buvo netgi žmonių, kurie klausė, galbūt norėčiau padidinti savo video matomumą savo kanalo, ar kažkokiu būdu surinkti sekėjų, ar Facebook puslapį padaryti labiau matomą ir žodžiu taip toliau. Tai iš tikrųjų ne, tokie pasiūlymai nedomina, nes mano tikslas yra kitoks. Tai darau ne dėl kažkokių reklamų ar patiktukų, ar tiesiog, kad būčiau labiau matoma. Iš tikrųjų pradėjau tai daryti tada, kai supratau, kad man pačiai yra kur kas lengviau atsakyti klientui į dažnai pasikartojančius klausimus, tarkim apie kainas, apie pranešimus spaudai. Labai dažnai klausia žmonės, kaip viskas vyksta, nuo ko prasideda ir taip toliau, kaip ar pati siūlau portalams. Ir žodžiu, tokiu būdu aš tada tiesiog galiu įkelti YouTube nuorodą ir žmogus, jeigu jam tikrai aktualu ir įdomu, paklauso informacijos, sužino naujos ir tiesiog tokiu būdu atsakau. Tai man tas yra tikrai palengvinimas, bet tuo pačiu kartais žmonės klausia patarimo. Pavyzdžiui, jie patys kuria turinį ir sako, va, turiu parašiusi pranešimą spaudai, buvo viena klientė, bet sako, aš nežinau, ar galiu aš pati, kaip ne įmonė, ne kažkoks žinomas asmuo, žurnalistė, dar kažkas, tiesiog siūlyti portalams. Tai aš jai irgi parašiau, viską surašiau, įrašiau į Voice'ą ir paskui irgi pagalvojau, kaip gerai būtų, kad iš tikrųjų būtų vėlgi toks įrašas YouTube kanale, kurį tiesiog galėčiau išsiųsti. Na tai tiesiog laiko taupimo tikslais ir patogumo tikslais. Tai todėl kas siūlo ar kas to užsijama, tai žinokit, kad tikrai sekėjų skaičiaus didinti neplanuoju. Ir jis apskritai yra, ta prasme, YouTube kanale gal nedidelis, mažas, Facebook paskyroj taip pat, ta prasme, man tai nėra aktualu ir aš tą darau kitokiais tikslais. Tai šiandien dar sakiau, kad pakalbėsiu tema apie tai, kas dažnai vis kartojasi irgi užklausos dėl įmonės pavadinimo arba šūkio kūrimo. Tai žmonės tiesiog klausia, ar tuo užsiimu, ar galėčiau sukurti pavadinimą. Pavyzdžiui, nori įregistruoti įmonę ir viena iš pirmų užduočių yra, aišku, sugalvoti ir įregistruoti pavadinimą. Tai šita paslauga iš tikrųjų nėra labai populiari, nes dažniausiai kreipiasi klientai, kurie jau turi savo įmonės pavadinimą, galbūt net šūkį ir, žodžiu, tiesiog užsako kitas paslaugas. Bet atsiranda vis daugiau naujų verslų, kurie ką tik gimė, kaip sakau, ir dar net nelabai gimė, nes kol nėra pavadinimo, kol nėra šūkio, tai man atrodo, kad nėra dar tos įmonės tokios kaip ir oficialios. Galbūt žmogus užsiema tą veiklą, galbūt gauna net ir pelną, bet tiesiog nėra jos registravęs. Tai pavadinimą galiu sukurti, bet yra toks dalykas, kad šioje vietoje nedirbu viena. Jeigu, pavyzdžiui, užsako parašyti SEO straipsnį ar kažkokį prekio aprašymą, tai aš tą klientą, taip sakant, palieku, jis man duoda užduotį, kažkokias gairias, raktinius žodžius, dar kažkokius nurodymus ir tiesiog pasakau, iki kada viską paruošiu ir jam išsiunčiu, jeigu reikia, kažką galim pakoreguoti ir atsisveikinam. O su pavadinimu taip nėra. Gal prieš mėnesį buvo irgi toks įvykis, dėl kurio ir pagalvojau, kad visai gerai būtų įrašyti įrašą į YouTube kanalą, nes kreipėsi į mane teisininkas, kuris daug metų dirbo samdomą darbą ir tikrai šioje srityje yra jau patyręs, žodžiu, ir su kolega buvusiu jie nusprendė tiesiog įkurti savo įmonę, kur dirbtų dviese, plus vėliau galbūt, aišku, plėstus ir taip toliau. Na ir, žodžiu, jis šiek tiek papasakoja, kas kaip, ir man sako, mes
termino labai neribojam, ten savaitė, 2, nu kada jums išeis tada. Tai, žodžiu, jūs pasakykit kainą, sukurkit pavadinimą, šūkį ir man atsiųskit. Ir sakau, nu nebūna taip, ta prasme, ne, galbūt galiu, bet ta prasme čia bus kaip iš oro, iš beleko sukurt beleką, nes aš nežinau nei tos įmonės vertybių, galų gale, kuo gyvena ta įmonė, kurios dar nėra, bet ta prasme tie 2 žmonės, kurie jau nori įkurti įmonę, ne tik tas vienas teisininkas, bet aišku ir jo kolega, kokie jie yra, ta prasme, kodėl jie sugalvoja įkurti įmonę, kokia ta įmonė bus, kas jiems svarbiausia, kaip aš galiu sukurti šūkį, ne? Na ir aš jam šiek tiek paaiškinau, kad nu taip nevyksta, kad turėčiau turėti daugiau informacijos, kad jis papasakotų, kad pasidalintų, kas jam darbe svarbiausia, žodžiu, kokie klientai ateina, galbūt kas labiausiai džiugina darbe. Nu, tokie natūralūs klausimai kyla ir, žodžiu, jisai sako, ne, žinokit, aš su ta kūryba, nu, belenkaip ten nesusijęs, ta prasme, aš tokių dalykų nemėgstu, nesuprantu ir taip toliau, bet jam juk ir nereikės kurti. Sukursiu pavadinimą ir šūkį aš pati, bet jis turės man padėti, nu, kitaip nevyksta. Ir jeigu, ir ta prasme, gerai, jeigu jis man, na, tarkim, atsiųstų, nežinau, ten, ką įsivaizduoja, arba tiesiog ten vieną sakinį ir aš jam sukurčiau pavadinimą, taip belė kaip, ne? Nu, galbūt ir sugalvočiau kažkokį, pažiūrėčiau konkurentus, kažkokiu būtų galbūt idėjų ir jam sukurčiau šūkį, jis pažiūrėtų, aš dažniausiai sukuriu 3 variantus ir klientas išsirenka, kuris labiausiai patinka arba kuris, na, labiausiai patiktų, bet galbūt jį reikėtų dar pakoreguoti. Ir, žodžiu, tada kažkaip jau kažkas tai gaunasi, bet ką norėjau pasakyti, jeigu aš taip sukurčiau, tai, na, jis gautų kažkokius šablonus, kažkokį pavadinimą, kurį greitai registruotų, kurį greitai patalpintų savo naujoje internetiniai svetainiai, na, bet kas būtų su laiku. Ta prasme, jis yra būsimas įmonės vadovas, tačiau tuo pačiu savininkas, teisininkas iš profesinės pusės, ne? Ir realiai jis tą įmonės pavadinimą ir šūkį girdėtų taip dažnai. Ta prasme, jisai net negirdėtų, o skaitytų, pasirašinėdamas sutartis, apmokėdamas sąskaitas, nesvarbu, ar tai darys buhalterė, ar kaip, ta prasme, nu, tai bus jo kaip, nežinau, taip pat kaip vaikas gimsta ir tu jam sukuri vardą, nu, kartais būna taip, kad šauna į galvą, bet tada šauna tėvam, ne, ir jiem patinka ir jiem viskas tinka. O čia įsivaizduokit, kad, na, gimsta vaikas ir jūsų ten, tarkim, šeimai kažkas pasako, va, tokį jam duokit vardą ir jūs duodat. Nu, tik po įregistruojat. Nu ir su laiku pradės erzinti arba suprasit, kad tiesiog nesąmonę padarėt. Tai su įmonė, man atrodo, lygiai tas pats. Galbūt kiti kitaip įsivaizduoja, galbūt nesutinka. Bet man tai yra taip ir man labai svarbu, kad paskui, nesvarbu, ar jis teisininkas, ar jis gydytojas, ar dar kas nors, kad nebūtų taip, kad mano sukurtas pavadinimas ar šūkis pradėtų jį erzinti. Antras dalykas. Jeigu aš sukursiu šūkį, kuris atspindi tokias vertybės, kaip, pavyzdžiui, ten, nežinau, kaip teisininkas, kad greitai, kokybiškai, už ten gerą kainą suteikia paslaugas, ne? Ir ar tai tikrai bus, nu, ta prasme, ar tikrai atsispindės tai, ką jis nori perteikti. Nes, pavyzdžiui, dirbom su vienu teisininku, kuris dirba su skyrybom, su įvairiom sudėtingom situacijom ir, žodžiu, aš nepamenu, kaip skambėjo jo įmonės šūkis, jis įsukūrė pats, bet esmė buvo tokia, kad dalį problemų susijusių su skyrybom, su šeimom, jisai prisiema savo ir padeda jas išspręsti, kad kitiem žmonėm, kurie kreipiasi, na, klientui, būtų ramiau. Tai viskas tvarkoj. Jis pasako, kas jam svarbiausia, ką jis gali padėti išspręsti.
Ir, tiesiog, o čia visų pirma, aš net nežinojau, kokioje srityje jis kaip teisininkas specializuojasi, nes, dažniausiai vis tiek būna tas sritis, ypač jeigu nusprendžia įkurti įmonę. Tai, žodžiu, ką noriu pasakyti. Jeigu norit užsakyti tokią paslaugą kaip pavadinimų ar šūkio sukūrimą, tai yra tikrai įmanoma, viskas gerai, bet taip pat turit suprast, kad turėsim dirbti kartu. Tai neužtruks labai daug laiko, bet tiesiog aš užduosiu tam tikrus klausimus. Taip pat su klientais labai dažnai žinau, kad jie nemėgsta rašyti, nemėgsta sėdėti ir ten gaišti laiko. Žodžiu, mes labai dažnai susirašinėjom ir voice žinutėm, balso žinutėmis. Tiesiog jie kaip įsivaizduoja, nebūtinai taisyklinga kalba, ten kažkokia, ta prasme, dar kažką su klaidom. Tiesiog man svarbu yra pati mintis, kad pasidalintų, pasakytų, ką galvoja, kaip įsivaizduoja, kas jiem darbe svarbiausia ir viskas. Tai apie tai norėjau pakalbėti ir sakau pirmą ir paskutinį kartą, kadangi mano YouTube paskyroj temos nesikartoja, kadangi, kaip jau sakiau, nesu kažkokia influencerė ir taip toliau. Tai šita žinutė buvo ypač apie pavadinimų ir šūkių kūrimą. Ir dar vienas dalykas, kad jeigu turite įmonę, tvarkotės tekstus, nes man buvo toks atvejis, kai įmonė turi pavadinimą, labai gerai sutvarkyti yra SEO dalykai, žodžiu, tekstai ir įmonė pakankamai aukštai yra Google topuose, bet jinai neturi šūkio, kažkaip vis tiek ne tas yra. Ir nežinau, galbūt kai kam atrodo, kad tas neaktualu ir taip toliau, bet tas labai svarbu, nes kartais žmonės net prisimena būtent įmonės ne pavadinimą, o šūkį. Todėl jeigu tik turit galimybę, o tokią galimybę tikrai turit, jeigu prižiūrit turinį, tekstus, jeigu viską gerai kūrėte, tai kodėl negalit sukurti šūkio arba jį užsakyti, tikrai galite. Tik tai, kaip ir minėjau, su tuo skubėti nereikia, ypač su įmonės pavadinimu, kadangi jį vėliau keisti galite, bet tai nėra pats turbūt geriausias variantas. Ir antras dalykas - šūkį. Jį taip pat galima koreguoti, bet jeigu daug metų buvo vienas ir tas pats šūkis, tai galbūt klientai jūs prisimena pagal jį, galbūt jis jau kažkur girdimas, apčiuopiamas, ta prasme, nereikia jo keisti šiaip savo, kad šiandien kitaip sugalvojot. Jis turi būti gerai apgalvotas ir taip pat visada duodu klientui laiko pagalvoti. Pavyzdžiui, išsiunčiu 3 variantus ir jis neturi man pasakyti, kad šiandien sugalvojo, kad tikrai šitas labiausiai patinka. Jis turi laiko pagalvoti, apsvarstyti, pabūti su tuo šūkiu, tiesiog pažiūrėti, ar jo įmonė tikrai tinka. Ir viskas. Ir tada gali su juo jau dirbti ir visur jį viešinti ir taip toliau. Todėl sakau, jeigu apsisprendėte, tai turit pasiryžti, kad tiesiog šiek tiek reikės padirbti ir tas darbas tikrai nėra sudėtingas, jis yra malonus. Plius, jeigu įmonė yra gerai veikianti, įmonė turi nuolatinių klientų ir taip toliau, į tuos klausimus atsakyti bus labai lengva. Kas yra įmonės vertybės, kas jai yra svarbiausia. Jeigu tai yra įmonės direktorius, tai jo labiau jisai kaip viską įsivaizduoja ir taip toliau, ta prasme, tai tikrai nebus sudėtinga. Todėl tam tiesiog šiek tiek laiko reikia skirti ir viskas. Tai su tuo teisininku dar dirbsime ir pavyko man jam paaiškinti, kodėl ir kas ir dėl ko to reikia. Tai tikrai nemanykit, kad reikia jum būti labai kūrybiškai mąstyti ar mokėti rašyti ar dar kažką. Čia yra kiti dalykai, tiesiog turit padėti man, kad tas rezultatas iš tikrųjų būtų tenkintų jūs ir svarbiausia, kad tiesiog nepradėtų erzinti ir kad su laiku nebūtų taip, kad suprantate, jog nesąmonė, čia tas šūkis arba pavadinimas tikrai nesąmonė. Tai šito labiausiai linkiu ir iki kitų kartų.